Vaisto pusinis periodas yra 4 valandos, kiek laiko po injekcijos į veną praeis, kol jo koncentracija plazmoje pasidarys nereikšminga. Tai ką tik pastebėjote skaidrėje, praeis 4-5 pusiniai periodai, kitaip sakant 16-20 valandų ir va čia yra tam paaiškinimas. Va, suleidome vaistą į veną. Šiuo atveju čia yra kalbama apie infuziją, bet iš tikrųjų baigus infuziją ir baigus injekciją situacija yra visiškai ta pati. Žiūrime, kas darosi. Praėjus vienam pusiniam periodui lieka pusė, praėjus 2 pusiniam periodui pusė pusės ir taip toliau. Praėjus 4 pusiniams periodams esame čia, 5 esame čia ir laikoma, kad va šitos jau koncentracijos yra nereikšmingos. Reiškia, jeigu pusinis periodas yra 4 valandos, tai po injekcijos ar baigus infuziją praėjus 16-20 valandų, 4x4 ar 4x5, reiškia, praėjus tam laikui koncentracija plazmoje būna nereikšminga ir čia dar kartą parašyta. Pusinis periodas, kaip prisimenate, yra laikas, per kurį koncentracija plazmoje pasikeičia pusiau. Reiškia, vaistas, kurio pusinis periodas 3 valandos, nepertraukiamai infuzuojamas į veną, per kiek laiko susidarys 75% pusiausvyros koncentracijos. Reiškia, labai panašus uždavinys, tik situacija yra atvirkščia. Viskas galioja, ką kalbėjom, tačiau vyksta ne eliminacija, o akumuliacija. Taip sakant, vaistas kaupiasi. Žiūrėkim, šitos kreivės yra tarsi veidrodis. Kai kas klausia, ar galima bus kontrolinio metu turėti šitą piešinį. Negalima, bet iš tikrųjų tai jūs jį galite išmokti per pusę minutės. Nes, kaip sakiau, dėsningumai yra tokie, kad kas pusę laiko sumažėja, kas pusinį periodą sumažėja pusiau, jau paaiškinau prieš tai, o čia yra tiesiog veidrodis. Ir tada mes tą žinodami viską gražiai nusipiešiam ir uždaviniuose visur tie skaičiai bus tokie, lengvai besidalinantis, lengvai besidauginantis, nebus ten sunkių veiksmų, nes esmė yra ne matematika, o dalykiškai mokėti operuoti šitais rodikliais. Reiškia, po vieno pusinio periodo, tai yra 3 valandos, turime 50% pusiausvyros koncentracijos, po 2 pusinių periodų, tai yra 6 valandos, turime 75% pusiausvyros koncentracijos ir mes jau išsprendėme 13 uždavinį. 14 uždavinys yra toks kaip 13, tik tai klausia, per kiek laiko susidarys 87,5, tai atsakymas yra per 3 pusinius periodus. Šitame uždavinėje tai bus 36 valandas, mes, reiškia, būsime va čia. 15 buvo panašus į tuos, kuriuos aiškinomės. Reiškia, 40 mikrogramų litre po injekcijos. Reiškia, praėjus vienam pusiniam periodui, tai yra 6 valandos liks pusė, tai yra 20. Po antro pusinio periodo, tai yra 12 valandų bus 10 ir po trečio, tai yra 18 valandų bus 5 mikrogramai litre. Reiškia, 4 uždaviniai iš tikrųjų yra labai panašus. Ir raktas į sprendimą yra ta pati viena skaidrė, kurią ką tik pažiūrėjome. Ir dabar yra 2 uždaviniai kitokio tipo, bet iš tikrųjų taip pat labai lengvi, tik tai mums reikia kitos skaidrės. Formulė, kuri susieja tariamąjį pasiskirstymo tūrį su vaisto doze ir koncentracija, yra štai šita. Jeigu vaistas vartojamas į veną, tai visas patenka tiesiai į kraują, padalinam tą dozę iš koncentracijos ir gauname tūrį, kuriame vaistas pasiskirstė.
Kad būtų dar lengviau, galime tiesiog pasirašyti tą formulę dar paprasčiau, kas yra savaime būtų aišku, reiškia koncentracija būtų dozė tūryje, paskui parašyti paprastus tuos matematinius pakeitimus formulį ir gauti tą, kas ekrane parašyta. Jeigu šitos tikrai negalime pamiršti, reiškia iš tikrųjų lengva formulė, viskas čia paprasta. Mūsų VD, volume of distribution, dozė 6 miligramai, o koncentracija 40 mikrogramų litre. Ką mes čia gauname? Pradžioje matome, kad nevienodi yra vienetai. Tam, kad atsakymas būtų teisingas, mums reikia tuos vienetus suvienodinti. Reiškia, tiesiog mes juos supaprastinam, bet skaitiklyje prirašom 3 nulius, nes ten buvo mikrogramai. Ir dabar litrai keliauja į viršų, kadangi vardiklis padalintas iš litrų, tai jas keliauja į skaitiklį. Toliau, ką mes čia po 1 nulį nubraukėme. Ir turime atsakymą 150 litrų pasiskirstimo tūrį. Ar tai realu žmogaus organizme? Taip, tai realu. Kadangi pasiskirstimo tūris yra reliatyvus, angliškai apparent, reiškia, kad tai nėra tikras dalykas, o tai yra tūris, kuriame pasiskirsčius vaistui susidarytų tokia koncentracija, kurią randame. Kitaip sakant, taip atsitinka dėl to, kad didžioji vaisto dalis būna ne plazmoje, o audiniuose.